Pirmoji kronikų knyga, 10 skyrius. Filistinai kariavo su Izraeliu. Izraelio vyrai bėgo nuo Filistinų ir krito nužudyti ant Gilbojos kalno. Filistinai persekiojo Saulių bei jo sūnus ir nužudė Jehonataną, Abinadabą ir Malkišuvą. Vyko smarki kova prieš Saulių. Šauliai pataikė į Saulių ir jį sužeidė. Tada Saulius tarė savo ginklanešiui: išsitrauk kardą ir juo perverk mane, kad šitie neapipjausite jį, atėję neišniekintų manęs. Bet jo ginklanešys nesutiko, nes jis labai bijojo. Tada Saulius, paėmęs savo kardą, krito ant jo. Jo ginklanešys, pamatęs, kad Saulius miręs, irgi puolė ant savo kardo ir mirė kartu. Taip mirė Saulius, jo 3 sūnus ir visi jo namai. Izraelitai, kurie gyveno slėnyje, pamatę, kad jie pabėgo, o Saulius bei jo sūnus mirė, paliko savo miestus ir bėgo. Atėję Filistinai apsigyveno juose. Kitą dieną Filistinai, atėję apiplėšti užmuštųjų, rado Saulių ir 3 jo sūnus, žuvusius ant Gilbojos kalno. Jie išrengė jį, paėmė jo galvą bei ginklus ir siuntinėjo po visą Filistinų kraštą, skelbdami pergalės žinią savo stabams ir tautai. Jo ginklus jie padėjo savo dievų namuose, o jo galvą prikalė Dagono šventykloje. Jabeš Gileado gyventojai išgirdo, ką Filistinai padarė Sauliui. Visi jų narsūs vyrai pakilo, paėmė Sauliaus bei jo sūnų kūnus, parnešė juos į Jabešą ir palaidoję po ąžuolu pasninkavo 7 dienas. Taip mirė Saulius dėl savo nusikaltimo viešpačiui ir jo žodžiui, kurio jis nesilaikė, ir dėl to, kad ieškojo patarimo pas mirusių dvasių išaukėją. Jis neieškojo viešpaties, todėl viešpats nužudė jį ir atidavė karalystę Jesės sūnui Dovydui.